Tai va, žinai, darbo vietos, žmonės, šeimos, vyrukai tuokdavosi su labai gražiom panelėm, labai gražiom, turėdavo daug laisvo laiko, gyvendavo šeimyninį gyvenimą, turėdavo daug draugų, supranti, daug draugų turėdavo, būdavo visokios ten community, turėdavo darbo vietas, turėdavo kur eit, turėdavo sugulovių, turėdavo meilužių, o aš, blet, ką turiu nachui? Aš nei vieno draugo neturiu, supranti? Aš nei vieno draugo neturiu, visi gyvenimai jau nugyventi. Mano sesuo yra mano pažįstamo žmona. Ir jie vedė labai gražias merginas. Tie vyrukai vedė labai gražias merginas. Ir jie gyveno pasiturinti gyvenimą, ne tai kad pasiturinti, bet valstybė jiems daug ką leido ir valstybė jais visą laiką rūpindavosi. Ir jie neturėjo tokio skurdo, supranti? Tai jie turėjo daug atsarginių gyvenimų. Aišku, Rusijos jau nebeliko. Rusijos tada nebeliko. Buvo labai mažai gamtos. Bet kol žuvo pasaulis, jie gyvendavo šeimose. Šeima tai yra pasaulio pabaigos matas. Ir supranti, nebuvo tokių statymų, kurie verstų tuoktis. Bet laikas ėjo, gyvenimo sąlygos blogėjo ir pasirodė jaunuoliai, kurie nebesugeba daugintis. Tiesiog išsivystė jaunų žmonių karta, kurie nebesugeba daugintis. Ir yra labai gražūs. Taip yra todėl, ne todėl, kad jie tinginiai. Taip yra todėl, kad valstybė neturi ir negali pasirūpinti žmonėmis. Valstybė negali pasirūpinti žmonėmis. Ir dėl šitos priežasties yra labai daug jaunuolių gyvenančių su tėvais. Nes valstybė neturi ką pasiūlyti šeimoms. Supranti? Ir sako šeimos. Tai šeimos čia yra praeitis. Tai aišku, nėra tokia praeitis, tai yra pasaulio pabaiga. Šeima tai yra pasaulio pabaiga, bet šeimos tai yra praeitis. Kai vyrukai linksmindavosi ir gyvendavo savo ir gyvendavo gerai, jie turėdavo žmonas, turėdavo antras pusės, bet jie gyveno gerai, nes jie turėjo labai daug atsarginių gyvenimų ir jie džiaugdavosi savo gyvenimu ir neturėdavo jokių problemų. Tuo tarpu aš, bet yra skirtumas, jie turėjo draugų, aš neturiu nei vieno draugo. Mano draugas Jonas iš neįgaliųjų centro mane apiplėšė 25 eurais. Aš jam pervežiau 80 eurų per 2 dienas. Suprantis, mane apiplėšė. Jis nėra man draugas. Aš neturiu draugų. Neturiu draugų ir neturiu antros pusės. Mano sesuo ištekėjo už mano pažįstamo. Ir jisai gyvena su ją, bet labai kenčia. Supranti, tas jos vyras labai kenčia. Tai tie vyrukai, kurie gyvendavo su savo antrom pusėm, turėjo labai daug laisvo laiko ir juos labai mylėjo valdžia ir žmonės. Juos mylėjo visuomenė, juos mylėjo, jie džiaugiasi gyvenimu, jie linksmindavosi, jie gerai gyveno, jie labai turėjo daug atsarginių gyvenimų. O aš nebeturiu nieko. Šitas gyvenimas yra paskutinis. Ir šiais laikais, šioje planetoje, daug žmonių gyvena pas tėvus. Daug jaunuolių gyvena pas tėvus. Todėl, kad valstybė neturi galimybės pasirūpinti šeimomis. Tai buvo skurdi civilizacija. Bet ten buvo gera gyventi, nes valstybė leisdavo daryti, ką nori. O šitoj visuomeniai valstybė net neleidžia kalbėti tiesos, supranti? Šitoj visuomeniai valstybė yra nusikaltėlis, kuris nerodo jokio pasigailėjimo. Tais laikais rodydavo pasigailėjimą, gyventojai būdavo nebaudžiami. Tai buvo kalėjimų, bet gyventojų taip nebaudė kaip dabar. Supranti, jie turėjo kur gyventi, jie turėjo vaikų, jie turėjo galimybių. O kur dabar galimybės? Visos galimybės tai buvo muzika, supranti? Garso įrašų pramonė, kompiuterinė pramonė. Kompiuteriai. Dabar visos galimybės tai yra muzika. Visos galimybės dabar yra muzika, supranti?
Viskas yra muzikoje. Tai va. Visi gyvenimai dabar telkėsi apie muziką. Kas 10 000 metų gimti dainininku ir neturėti jokio gyvenimo. O jie turėjo begalę gyvenimų ir gyveno skurdžiomis sąlygomis, bet valstybė juos mylėjo ir turėjo daug galimybių gyventi ir gyventi taip, kaip jie nori. Ir nesivaržyti dėl bado ar blogo gyvenimo. Jie buvo laisvi nykstančioje civilizacijoje. Supranti? Jie turėjo darbus, turėjo draugų. Aš nei darbo, nei draugų neturiu, supranti? Nei darbo, nei draugų. Ir dar ką noriu pasakyti. Ir šiais laikais, jau prieš 10 planetų, vienas žmogus pabandė įsidarbinti. Jis tapo meru, kaip Valdas Benkunskas, ir baigė gyvenimą kaip prezidentas Emanuelis Makronas. Ar šitas, kaip ten ar kaip Algimantas Čekuolis baigė gyvenimą. Supranti, jis jau nebeturėjo kur gyventi. Jis gyveno miesto centre. Supranti, jis nebeturėjo kur gyventi. Ir jisai buvo vadovas. Ką reiškia vadovas? Vadovas reiškia, kad tu esi nereikalingas ir kad valdžia negali tau suteikti galimybės dirbti. Tas vadovas, tas būsimas prezidentas, meras, kai buvo jaunesnis, jisai pamatė, kad neturi nei normalios šeimos, nei laisvės. Svarbiausia, kad jisai pamatė, jog neturi laisvės. Supranti, jis dar turėjo ne vieną gyvenimą, bet jis pamatė, kad neturi laisvės. Ir nuo to karto gyvenimų pradėjo mažėti. Nes skurdi civilizacija dar labiau nyko gamta, dar buvo vis blogiau. Ir tai pasitiko, kad prieš 10 planetų gyveno paskutinė gyventoja Diana Mikulėnaitė, žinoma kaip Anora iš filmo amerikiečių, arba mano direktorė Edita. Taip pat jinai yra žinoma kaip Ane, to mamos pažįstamos dukra, ir mirė kaip poniutė, tokia ponia teta Teresė. Jinai mirė kaip teta Teresė, tai buvo paskutinis gyvenimas. Ir jinai dirbo tik juodžiausius ir sunkiausius darbus. Ir negana to, po jos sekė jau karjera. Prasidėjo samsaros ratai po jos mirties. Pirmasis buvo dainininkas, antrasis darbininkas, trečioji buvo visuomenininkė socialinė darbuotoja, ketvirtoji buvo tik socialinė darbuotoja ir penktoji buvo aktorė ir dainininkė Marilyn Monroe. Tai buvo prieš 10 planetų. Prieš 9 planetas jie buvo influenceriai, verslininkai ir milijardieriai, taip pat ir vienas kitas prezidentas. Tai va. Ir dar ką noriu sakyti, tas žmogus, kuris pamatė, kad nėra laisvės, gyvenimą baigė kaip Algimantas Čekuolis. Jis buvo žinomas kaip Emanuelis Makronas ir meras Valdas Benkunskas. O po jo sekė kitas influenceris, kuris jau žinomas kaip Remigijus Šimašius, arba Borisas Johnsonas ir Donaldas Trumpas. Tai jo gyvenimas reiškia tik tai, kad dideli pinigai reiškia visišką pasaulio griūtį. Didžiuliai pinigai reiškia pasaulio griūtį. Tie milijardieriai yra nesveiki, ligoti ir pasaulio įkalinti žmonės, neturintys laisvų galimybių ir svarbiausia, neturintys šeimos. Ta suprato pirmasis prezidentas, žinomas kaip Valdas Benkunskas, Emanuelis Makronas arba Algimantas Čekuolis. Jis buvo prezidentas ir buvo labai žinomas. Taip, jisai buvo vadovas įmonių ir jisai suprato, kad nebėra laisvės. Ir aš sakau, tos šeimos, tas gyvenimas, kad ir skurdžioje civilizacijoje, bet valdžia buvo geranoriška. Valdžia taip jų nekankino, supranti.
valdžia jiems tiek visko nedraudė, valdžia leido jiems gyventi. Svarbiausia, kad valdžia leido jiems gyventi, o man gyventi valdžia neleis. Nes atėjo paskutinis gyvenimas. Ir negana to, po jų sekė kelios planetos, kol žmonės tapo dainininkais. Ir prasidėjo dainininko karjera visą gyvenimą. Jie nuo išlindimo iš vartų iki grabo lentos buvo dainininkai nuo vaikystės iki senatvės. Ir tarp jų buvo Justinas Bieberis, kuris dainavo apie žmogų, prieš kurį gyveno ir buvo Deividas Mikalajūnas. Supranti? Justinas Bieberis buvo Deividas Mikalajūnas. Ir jo daina yra apie Vilniaus miestą. Jo daina yra apie Vilniaus miestą. Ir tokia yra tiesa. Ir tų dainininkų, mirštant dainininkams, pradėjo mažėti gyvenimų. Ir kai tų gyvenimų sumažėjo, atsitiko toks dalykas, kad jie jau pradėjo dainuoti apie Rusino planetą. Tai reiškia, jog nebeliko gyvenimų.